Pirmas įspūdis, ką įvertinus frakcija skiriasi? Jo, įvertinus skiriasi frakcijos trąšos. Matosi, kad jos ne vienodai atsipalaiduos. Antra trąša tikrai yra tolygesnės ir atsipalaidavimas bus vienodesnis. Taip, o čia tokio vidutinio stambumo lyginant su šiomis frakcija. Tai mes dabar sekantis mūsų tikslas pasižiūrėti tirpumą? Gerai, tai tirpumą mes nustatysime pasisvėrę trąšas. Kiek gramų trąšų bus sveriama? Taip, sversim 10 gramų trąšos ir užpilsime 100 ml vandens distiliuoto. O tai vėjom trąšos, jos irgi panašiai kaip augalam, fosforo daugiau duodate rudenį. Fosforas, kalis rudenį mažai azoto, pavasarį jau vyrauja azotas, bet fosforas, kalis irgi. Masė užauginto, o dėl ko vėjai reikia masės? Tai masė tai yra tam visam tankumai, tai azotas, pjovimas ir gaunas tas toks jau kilimas gražus dekoratyvus. Taip. Na, tai čia buvo provokuojantis klausimas. Dabar mums svarbu sužinoti, kiek čia tų nuosėdų yra šioje trąšoje, tai mes išfiltruosime. Buvo maišoma 5 minutes ir pažiūrėsime, kiek ištirpo ir kas liko. Granulės yra pagal spalviškai įsidėščiusios pakankamai vienodai. Šitas atrodo dar silpniau tirpsta, taip, prašiau tirpstančios, taip. Na, tas lėtas atsipalaidavimas tai nėra blogai, nes augalas palaipsniui mažais kiekiais gauna tą mitybinį elementą. Na, sunkiai čia jos. Pati trąša sunki. Kažkas rišančio yra, taip, matomai. Viena kita granulė yra labai smulkios frakcijos, bet pagrinde tokio lyginant vidutinio dydžio. Tirpalų spalvos netgi skiriasi, pastebėjau. Taip. O čia maišantis. Paskui lieka visos priemaišos ant filtrinio popieriaus ir išsigrynina ir tirpalas tampa skaidrus. Filtrą išskleisime, mums jisai tiesiog greičiau išdžiūs ir to numerėlio nepametam, nes paskui susipainiosime. Dabar jūs galėsite užsirašyti ir įsiskaičiuoti, kiek ten ko liko. Atsakymas 1,59. Atsakymas 3,37. 2,98. Atsakymas 2,1. Vadinasi, nors ir liko svorio, bet jisai iš principo yra suspensija, kuri realiai vis tiek keliauja žemyn. Taip, keliauja žemyn. O čia va šita granulė, tai jinai klausimas, kiek laiko dar gulės, gal rudenį jūs dar irgi ją rasite. Labai fainai, kad yra numeriukai ir kuom skiriasi rašos tas klausimas būna, tai skiriasi tirpumu. Vienas ištirpsta, pasidaro suspensiją, kas lengviau juda dirvožemį, kitos lieka kažkokios frakcijos granulių. Taip, kurios liks paviršiuje, aišku, ten lėtai tirps. Galima traktuoti, kad skiriasi sudėtis trąšų, bet netgi ir vienodų sudėtyje yra skirtingas trąšų gamybos technologijos, vadinasi, skirtingai tirpsta. Frakcionavimas. Tai tiek to mini eksperimento.